Sveiki, brangus klausytojai. Ir šį kartą, kaip gal pastebėjote, ant užrašo, gal ir juokingai atrodo, bet norėčiau pasidalinti mintimis tokiamis ir daugiau loginėmis mintimis. Klausimas, kaip matote, kur dabar Adomas ir Ieva? Čia aišku šitas klausimas daugiau galėtų iškilti tikintiems žmonėms. Nes aišku, kad yra ir netikinčių žmonių. Aš paskui paliesiu šitai dėl netikinčių žmonių. Bet dabar mes krikščionys. Mes krikščionys ir, kaip suprantame, krikščionys tai dar ne viską pasako. Vis tiek mes krikščionys tikime biški skirtingai. Nors skaitome šventą raštą visi, sakykime, tai irgi teikti negaliu, kad visi kiti neskaito šventą raštą, bet laiko save krikščionių, bet tiesiog klausosi pamokslininkų, kunigų ir taip toliau. Bet dauguma vis tiek skaito šventą raštą, Dievo žodį. Ir dabar tie, kurie skaitome, kažkiek ir šitą šventą raštą ir analizuojame, kaip sakant, Dievo žodį, ką jis mums nori pasakyti. Dabar iškylo klausimas, kurį aš iškėliau. Mes žinome, pradžioje Dievas sukūrė žemėje į dangų, taip toliau, visas apsakymas, kad per 6 dienas jis viską sukūrė, o 7 dieną palaimino ir ilsėjosi. Mes žinome, kaip žmogus sukūrė ir visus gyvūnus, viską. Dabar Dievas toje kūryboje, kada viską kūrė, dar yra pabrėžiama, kad tai buvo gera. Tai buvo gera, visa, ką Dievas kūrė, buvo labai gera ir gražu, kaip sakant. Ir mes tuo neabejojame. Dabar klausimas man toks pirmas, loginis. Kokiu laiku Dievas galėjo sukurti pragarą? Tada, kada viską kūrė, jeigu Dievas yra visatos kūrėjas, tai toje visatoje dabar pagal mūsų krikščionių tikėjimą turi būti dar 2 bent jau tokios vietos. Tai reiškiasi pragaras, viena vieta, kuri, kaip minėjau, neaišku, kokiu laiku Dievas sukūrė. Gal po to kažkur, neaprašoma labai jo išsamei, kažkokiu momentu Dievas jau paruošė tą tokią nemalonę vietą, keliančią siaubą ir baimę. Tai paskui dar mes žinome ir tikime daugumą krikščionių, kad dar yra skaistykla. Tai būtent dar viena vieta. Tai ir dar viena vieta, kurią mes irgi žinome ir kuri yra aprašyta šventame rašte, nes Adomas ir Ieva buvo rojuje. Taip, Edeno sode rojus. Tai dabar žmonės, kurie yra paskelbti šventi, kurie gyveno šventai, paskelbti šventi, ar šiaip šventi, šito nenoriu labai liesti, reiškiasi dabar vieni žmonės yra rojuje, ir su Dievu tikriausiai, nes Dievas turėtų irgi būti danguje, ten kažkur danguje tikriausiai rojus tas, o dabar skaistykla. Dabar šita vieta. Apie šitą vietą, pavyzdžiui, šventame rašte iš viso nėra parašyta, kad kada būtų sukurta, kad iš vis jį sukurta ta skaistykla. Ir čia daugiau yra katalikų, reiškiasi, dabar nepasakys kokiu momentu katalikai sukūrė skaistyklą. Ir Dievas kaip ir nerašo, kad kūrė tą vietą. Gerai, tada dabar dar ir tas pragaras jo. Tai dabar, brangiai, kur galėtų būti, paieškokime Adomų su Ieva. Logiškai. Adomas ir Ieva tai pirmieji žmonės, mes taip žinome ir tikime. Ir dabar šitie pirmieji žmonės, žinome, nusidėjo ir žinome, kad jie mirė. Bet tai yra pagal Dievo žodį. Dievas pasakė, mirsite. O dabar prisiminkime šėtoną, kuris apgavo Ievą ir Adomą. Jis pasakė, jūs nemirsite. Tas melagis primelavo ir apgavo. Reiškiasi, Adomas
ten rašo šventame rašte, dabar nebeatsimenu, kiek ten tų palikuonių buvo, mes žinom apie Kainą, Abelį ir kitus. Ir dabar jie abudu su Ieva mirė. Pabandykime, brangieji, paieškoti, kur galėtų dabar būti Adomas ir Ieva. Gerai, viena vieta, pirma. Imkime rojus. Bet kaip mes žinome, kad Adomą su Ieva iš rojaus Dievas išvarė. Reiškiasi, jie ten būti negali. Nu, tikriausiai su manimi sutinkate. Gerai, lieka dar dvi vietas. Dabar viena vieta skaistykla. Gerai, pabandykime paieškoti skaistykloje. Pagal mokymą šitą skaistykloje žmonės ten kenčia irgi kažkaip tai kančias, bet iš ten galima patekti į rojų. Kiek kenčia, kaip kenčia, neaišku, bet jie dabar kenčia. Nu, kažkaip tai, kaip čia dabar, sunku kalbėti, kadangi nėra šventam rašte iš viso apie šitą vietą, tai, bet mes tikime daugumą. Aš tikrai tikiu, kad dabar daug iš čia žiūrinčiųjų taip ir galvojat, kad jūsų artimieji yra skaistykloje. Nu, kartu galbūt su Ieva ir Adomu. Bet dabar toje skaistykloje aš nerandu prasmės logiškai, brangieji. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo viengimį sūnų, kuris mirė už mus nuodėmingus, būdamas teisus. Ir taip mes per jį galime iš Dievo dovaną amžiną gyvenimą. Dabar dar sugrįž prie amžino gyvenimo ir amžinos mirties, kuri taip pat nesiderina. Kaip gali būti amžina mirtis? Amžinas gyvenimas tai logiškai, o amžina mirtis? Mirtis tai turi būti pabaiga. Sakė Dievas, mirsite. Reiškia, baigta, viskas. Dar pasakė, kaip? Sako, sugrįši į žemę, į dulkes, iš kurių esi padarytas. Va, o alsavimas sugrįž pas Dievą. Tai reiškia, nieko neliko. Į žemę ir alsavimas pas Dievą. Tai dabar gerai, sugrįšiu prie skaistyklos. Dabar skaistykloje Adomas ir Ieva ar gali būti? Nu, tikriausiai kaip patys pirmieji žmonės jau turėtų būti nusiskaistinę ir sugrįžę tikriausiai į rojų. Nu, bet čia spėjimas, kadangi negalim šito tik tai pamastymui čia. Tai gerai, tada kaip tie pirmieji nusidėjėliai, kurie mums perdavė netgi tą nuodėmę, mes gal kiti ir pykstame ant Adomo ir Ievos, kodėl jie šitai padarė, nes mes kaip gimėme, nenorėjom tokiais gimti, bet jau esam parduoti nuodėmės vergystei. Tai nepykime, aš galvoju, ant Adomo ir Ievos, nes kadangi turime Jėzų Kristų, kuris atpirko, atėjo ir padarė, sutvarkė viską. Dabar tada Adomas ir Ieva gali būti pragare ir jau kenčia kančias. Nu taip, prisidirbogi. Prisidirbo taip, kad prisidirbo ne tik ant savęs, bet dar ir ant visų žmonių į priekį pridirbo. Tai jau tikriausiai turėtų degti dabar pragaro kančiuose. Bet dabar, brangiai, pabandykime logiškai pamastyti. Jeigu dabar jie kenčia pragaro liepsnuose, tada Jėzaus sugrįžimas. Mes, krikščionys, tikime, kad grįš Jėzus Kristus antrą kartą ir bus teismas. Tada ką darys Jėzus per tą teismą? Aš liečiu tik Adomą ir Ievą, bet čia mes galim ir savo artimųjų paieškoti, ten tose vietose. Mes daug esam tikriausiai palaidoję savo artimųjų, giminių, brangių žmonių ir mes taip pat galvojame, gal yra rojuje, galbūt skaistykloje, o galbūt jau dega pragare. Nu gerai, bet grįžkim prie Adomo ir Ievos. Dabar Adomas su Ieva jeigu pragare, o Jėzus Kristus grįž antrą kartą. Mes tikrai laukiame Jėzaus sugrįžimo, pavargome čia. Tame nuodėmingame pasaulyje, aš manau, aš pavargau ir jūs tikriausiai pavargote. Aš norėčiau, kad Jėzus greičiau sugrįžtų, man tikiu, kad ir jūs taip pat. Bet dabar kam grįžtas Jėzus Kristus? Jeigu jau Adomas su Ieva yra pragare, nu tai viskas, jau kaip ir nuteisti yra. Bet jeigu, nu dabar jau pats nebežinau, nu va tiek, va brangiai pagal mūsų tikėjimą, kaip sunku jo, nu gali išprotėti žmogus.
Čia plati labai tema, yra labai plati tikrai. Ir aš nenoriu labai išsiplėsti, noriu tik užvesti, nenoriu nieko teikti, nenoriu nieko neigti, tik noriu paanalizuoti. Ir jūs, brangiai, kad užvesti ant minčių, kad ir jūs paanalizuotumėte ir galbūt paieškotumėte atsakymų šventame rašte. Tai dabar reiškiasi, jeigu Jėzus Kristus grįžta antrą kartą ir bus teismas, tada Adomą ir Ievą turėtų pakviesti iš dabar neaišku, kur jie yra. Tada arba juos pakvies iš rojaus ir kartu su visais kitais šventaisiais, kurie yra paskelbti ten, ar kažkaip, su visais tie, kurie gali būti dabar rojuje. Pakvies juos, Adomą ir Ievą, iš rojaus ir prieš visą visatą visus žmonės teis ir tuo pačiu Adomą ir Ievą. Bet jeigu jie yra ne rojuje, o skaistykloje, tada iš skaistyklos. Ir tada bus teismas ir tada nusiūs kur. Į skaistyklą tikriausiai nebesiūs jau, nes ten bus atbuvę jau, tada siūs į pragarą, amžinom kančiom. O gal pasigailės Jėzus ir ne to, kad pasigailės. Aš tikrai tikiu, kad Jėzus jau gailisi visų. Ir dabar gražins atgal į rojų, arba mes atgal į pragarą, greičiausiai skaistykla šitą vietą panaikins, bus jau nebereikalinga. Dabar ir mūsų artimieji taip pat, brangieji. Tai argi ne kažkokia parodija ar komedija gaunasi? Kaip Jėzus Kristus sugrįš antrą kartą, vienus kvies iš pragarų, kitus kvies iš rojaus, kitus bus gyvi žemėje, gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Taigi visi mes grinai va taip išpažįstame, kad Jėzus Kristus grįš gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Taip, tie mirusieji, tai mirusieji, bet jie yra kažkokiose vietose. Ir dar faktiškai, kaip jie, kažin, dabar ar ne pagal šėtoną gaunasi. Tai kaip jie dabar gali būti mirę, jeigu jie kaip ir nemirė. Jeigu skaistykloje kenčia kančią, tai žmogus jaučia ir visa kita. Tik be kūno jau ten siela jaučia. Bet tai vis tiek jausmai yra. Skausmas yra. Mes patiriame kūno skausmus dabar, kai skauda galva, dantis ar dar kažką. Patiriame dvasinį skausmą, kada mus įžeidžia ir smūgio negauname į veidą, bet iš pasakyto žodžio dideliais mums suskaudina. Tai panašiai turėtų būti ir skaistykloje, o pragare aš iš vis neįsivaizduoju, labai baisu. Ir aš iš vis negaliu suprasti, kaip Dievas, jeigu jau sukūrė ten tą pragarą ir skaistyklą ir rojų, tai aš labai visko abejoju. Ir Jėzus sako, aš išeinu jums vietos paruošti. Tai reiškia visatą, jis sako, daug buveinių pas mano tėvą. Tai viskas išeina kaip ir dar į ateitį. Dievas, aišku, viską sutvarkė, paruošė, jis sukūrė ir sugražins, pakeis žemę, ten sako, ir daug. Nenoriu labai išsiplėsti, brangiai, norėjau tik taip užvesti ant minčių, kaip sakant, ant biškiam pamastymų, kad gal paimtume, kurie netikime, iš viso žmonės, kurie netiki. Aš greičiausiai dabar tuos netikinčiuosius paliesiu. Žinote, jeigu aš taip išgirčiau apie šitas vietas ir aš pilnai tikiu, kad žmonės yra išgirdę apie pragarą ir kitas galvoja, ne, aš geriau iš viso Dievo netikėsiu, nes jie man pasakoja, kad Dievas yra mylintis, o sukūrė pragarą ir amžinai turės kentėti. Aš geriau iš viso atsisakysiu tikėjimo, aš geriau pasakysiu, kad aš numirsiu ir tuom viskas užsibaigs. Ir viskas. Ir taip žmogus gyvena ir šitaip atsisako tikėti. Iš to, kad yra suklaidintas taip pat kaip ir Ieva ir Adomas šėtono. Sistemos paskui šėtonas veikia. Mesgi kariaujame ne su kūnu ir krauju, brangiai, o su kunigaikštystėmis ir visokiamis karalystėmis ir dvasiomis. Taigi, brangieji, šitiek norėjau paieškoti Adomo ir Ievos ir užvesti jūs ant minčių, kur mūsų artimieji, kur mes būsime patys, kada ir kaip. Tai iki, brangieji. Viso geriausio, iki sekančių pasimatymų.